Kas yra traderis? Jeigu jūs žiūrite šį filmuką, reiškia nusprendėte įgyti naują profesiją – traderio profesiją. O ar jūs žinote, kas yra traderis ir kuo jis užsiima? Daugelis turbūt mano, kad traderio darbas yra panašus į žaidimą kazino, o didžiąją pelno dalį atneša banali sėkmė. Tačiau yra toli gražu ne taip. Jeigu jau tenka lyginti šią profesiją, tai geriau ne su kazino, o su, pavyzdžiui, drabužių parduotuve. Atrodo keista, ar ne? Tačiau drabužių parduotuvės savininkas iš esmės sprendžia tuos pačius klausimus kaip ir traderis. Kuo naudingiausia prekiauti šiuo metu? Kas turi didžiausią paklausą? Kada pirkti prekes, kad jas pardavus būtų galima gauti maksimalų pelną? Be to, parduotuvės savininko ir traderio pelnas yra vienodo pobūdžio. Tai kainos skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo. Dar vienas panašus bruožas – atsakomybė už nuosavą pelną. Traderis kaip ir verslininkas dirba savo ir rizikuoja nuosavomis lėšomis. Iš esmės, jis siekia nupirkti pigiai, parduoti brangiai ir minimizuoti riziką. O tam nepakanka vien tik sėkmės, reikia žinių, patirties ir asmeninės disciplinos. Anksčiau traderiui prieš priimant sprendimą tekdavo pasikliauti tik gandais, publikacijomis laikraščiuose, savarankiškai braižant kainos judėjimo grafikus. Kompiuteriai, internetas, šiuolaikinės prekybinės platformos, analizės instrumentai, robotai patarėjai – visa tai žymiai palengvino traderių darbą. Šiandien gauti visą reikiamą informaciją apie finansų rinkas galima ir neišeinant iš namų. Įvairių šalių ekonomikos šakų ir kompanijų duomenys ir rodikliai publikuojami iš karto vos tik juos paskelbus, o kompiuterinės programos savarankiškai braižo grafikus reikalingus techniniai ir bangų analizei. Interneto dėka sandoriai atliekami realiu laiku, nepriklausomai nuo to, kur esate. Visa tai traderio profesija daro pasiekiama netgi tiems, kas neturi didelio startinio kapitalo. Bet apie viską iš eilės.